E, Labai mažai detalių prisimenu iš to sapno, bet tikrai žinau, kad buvo apie fėjas ir toks įspūdis, kad net aš pati buvau viena iš jų. Ką aš prisimenu, kad mes lyg buvome keturios. Aš prisimenu, kad su ranka kažkokius baltus dariau kaip sniego, kažkokius raižinius ar kažką, vat, prisimenu tą veiksmą. Ir momentas buvo, kad mes sakėme, yra dar 5. Ir tas skaičius 5, kaip buvo prieš kiek tam laiko, kai mane 11 visur persekiojo, dabar 5 man iššoksta visur. Tas priminimas 5-5. Įdomu, ar čia buvo kažkokia svarbi informacija? Čia labai įdomu iš tikrųjų. O kiek ten, sakai, fėjų buvo? Kiek matei Mes fėjų? buvome, aš kaip supratau, kad esame 4. O kodėl aš supratau, kad 4, nes pasakėme, yra dar 5. Mhm. Bet aš neprisimenu jų veidų, bet kažkoks tarsi buvo kažkoks dialogas, kad yra dar 5, ar tai 5 yra reikalinga kokia pagalba, ar kas, aš nelabai supratau, bet prisimenu, kad aš baltus kažką, ar tai iš sniego kažką dariau, va, man toksai užstrigo įdomus. Aš nežinau, ar čia prisiminimas buvo koksai. Ar aš pamačiau šiaip fėjas kitas, bet iš šalies pamačiau tą vaizdą, nesu tikra, bet tas 5 man dabar, pavyzdžiui, vedžiau vaikus į būrelį ir einu į vieną namą pasižiūriu, taip, tiesiog va taip pukštakis kažkaip natūraliai pasižiūrėjau į tą namą, žiūriu namo numeris 5, tada einu toliau, užmiršusi jau apie tą kažką kitą užsigalvojusi, vėl pasižiūriu į kitą namą, vėl 5, galvoju, kaip man tą 5 ryškiai rodo, daugiau nieko nematau, jokių skaičių, va šitą. Ir galvoju, ar čia nėra su tuo susiję, kad aš net nepasižiūrėjau nei vienoje hipnozėje. Aišku, kad čia viskas yra susiję. Mhm. Ir toks jausmas, aš jau matau tave ten darančią tą sniego struktūrą, kažkaip tos visos fėjos, kurios yra su tavim, jos yra elementų fėjos. O, dėl to ir Aha. buvo 5, ar ne? Jėzus, kaip per kojas vibracija net nuėjo. Aha, ir ką tu matai? Nu, ta 5 kažkur yra užstrigus, žinok. Čia jūs kaip, nes fėjos jos grupelėmis dažnai. Kažkokia čia jūsų ta grupelė tų fėjų. Mhm. Tokia kaip bendruomenė, kažkaip viena kitą papildanti. Visos susijusios su elementais. Ir 5 kažkur eteris. Man eina žodis eteris. Mhm. Kažkur jinai yra, žinok. O pasižiūrėk, nėra tavęs tarp šitų fėjų. Manau, kad esu, žinok. Nu, tai nuskaityk dabar, su kokiu elementu tu dirbi, ar čia tu esi ta, kuri pastrigo. Aš kaip su oru ir su žeme. Iš tikrųjų, čia visos su įvairiausiais elementais, bet pagrinde su oru. Mhm. Ne, aš pastrigau. Aha, o dabar tarp tų fėjų dar pasižiūrėk, ar nėra telepačių. Pabandyk išjausti, nes daug fėjų turim telepačių. Ne. Tai mes tik 2, ar ne? Mhm. Aha, gerai. O dabar tai reikia tada padėti jai, ar ne? Kur pastrigo, kodėl ji pastrigo, kas ją kur įkalino?
Aš ją matau tokioj, supranti, įdomioj erdvėj. Man prieš tai ėjo tokie flešai, dar prieš hipnozę galvoju, iš kur čia tokie vaizdai. E, tokia kaip, supranti, tokia kaip struktūra, ta struktūra padaryta iš metalo Mhm. ir sudaryta tokia, žinai, geltona šviesa, bet ta geltona tokia grynai feikinė Mhm. ir ten tokios būtybės, tokios su apvaliom galvom, jie panašūs į pilkius, bet kaip ir pilkiai, galėčiau pasakyt, bet ir žinok, ta fėja kažkaip susijusi su eteriu. Mhm. A, ir jai buvo padaryta kažkoks tai sukurtas dirbtinas kanalas, jai, tai fėjai. Mhm. Ir ta fėja kažkaip tais, nes jos yra smalsios fėjos, nes visur kiša snapą ir prisidaro, žinai, dažnai visko, ko nereik, dažnai taip atsitinka su jom. Mhm. Ir kažkaip jie per tą kanalą įtraukia ją į tą erdvę, bet ta erdvė tokia kaip piramidės struktūros, žinok, kažkokia technologija padaryta. Mhm. Ir ta fėja, jinai kaip, žinok, trofėjus į tą pačią vat, man rodo, žinok, jinai į metalą. Žinai, kaip būna, kaip čia tau pasakius, kai tu esi įgrūstas ar į sieną, ar į Mhm. metalą, bet ir likę tiktais jos fragmentai, bet jie yra užstingdinti, užstangdinti tokie, žinai. Mhm. Ir kaip įtakoja mus likusias 4, nes, kaip sakei, fėjos komandomis dirba, ar ne? Mes irgi tokios kažkokios tada išsiderinusios? Jo, kažkaip atrodo tokia, kažkur yra tuštuma. Kažkoks tai vat, man rodo to tokį kaip sūkurį, visom yra sūkuriukai sudaryti, žinok, tokia kaip piltuvėlio formos. Mhm. Ir čia, žinok, yra chaosinė energija. Jinai yra, žinok, įdiegta kažkur tais mums į pačią tą kūrybinę čakrą, kažkas žinai, kažkaip, ar mes kad galime pradėti kurti tą, žinai, chaosą, kažkaip, nu, kažkas tokio, kad tai Mhm. sukėlė tokį kaip chaosą visoms. Tai jis būna, supranti, man rodo, arba jisai būna labai, kaip čia pasakyti, būna tokių, kai jisai nusilpsta ir būna tokių Mhm. momentų, kai jisai darosi aktyvus, kažkaip su mėnuliais susiję, netgi su tais pačiais mėnuliais kažkokia įtaka padaryta. Mhm. Ir kartais mes net nenorėdamos prisidarom to chaoso, žinai. Aha. Mhm. O žiūrėk, o čia dabar yra, ta mes tos fėjos, tos mūsų dalys yra dabar kažkokioje planetoje? Ar tai yra man čia kaip prisiminimas, kaip reinkarnacija buvusi? Ar tai yra dabartinės mūsų dalys, kurios dabar vat yra paralelinėse kokiose kitose dimensijose? Ar ta egzistencija dabar yra ir vat per tą sapną kaip pagalbos šaukiasi? Yra egzistencijos kitose paraleliniuose pasauliuose. Mhm. Yra kažkokia planeta, bet ne ta, kur mano tas aukštesnysis aš, ane, ten kažkaip Mhm. kitaip. Truputėlį skirtinga erdvė tokia padaryta, sukurta, bet ta erdvė irgi jinai, supranti, tokia kaip chaosinė kažkokia tokia, kuri atsivibruoja kartais va čia mums Žemėj. Mhm. O ta pati planeta, kurioj jos yra, jie kažkuom gal gali truputį pasižiūrėti ją, paskui mes grįšim, aišku, sutvarkysim visus tuos reikalus, bet truputį daugiau tos informacijos, kas tai per planeta, gal gali pasižiūrėti? Kažkaip tenais,
daug kažkokių tai stichijų, ane, matau stichiją, matau, man tokius Mhm. vaizdus meta, kai tu matai save su snaigėmis kažkaip, ta kūryba kažkokia tai struktūra kažkokia ne tokia, kokia turėtų būt, kažkokia išsiderinus Mhm. su oru per mintis kažkokias vat būna kartais tokios mintys visai atrodo ir atsivibruoja fizinėj plotmėj, žinai. Aš dabar lygiai tą patį galvoju, kiek mums, va taip, tarkim, dabar procentaliai, kiek mums atsivibruoja to chaoso energijos dabar. 40%, bet žiūrėk, eina toks atsakymas, kad tai gali būti, priklauso nuo kažkaip etapais, ane, ne tai, kad pastoviai, Mhm. bet būt etapais ir kažkaip netgi, rodos su tuo mėnuliu yra surišta, kažkokios tai Mhm. programos įdiegtos. Mhm. Nes kaip ir sakei, ten kažkas į pilkius panaši, kažkokia terasa. Mhm. Mhm. Supratau. Pavyzdžiui, matau, kita daro, tokius kaip viesulus, bet tie viesulai kažkaip kaip uraganą. Nu, aš sakau, aš ten toj planetoj matau visišką chaosą, Tai toj ne. erdvėj. Mhm. Tai ten daugiau yra fėjų, kurios irgi vat yra pastribgusios irgi kažkur tais tų šitų įkalintos Jo, yra jų interferentų. daugiau. Taip, Tai mes yra turime daugiau. ne tik savo tą penktą išlaisvinti, bet ir tas kitas, ar ne? Aha, Tai, teisingai. tai kviečiam pajėgas tada šviesos karių. Mhm. Jo, yra iš mūsų telepatų grupės irgi, žinau, parmatau. Ar iš fėjų? Mhm. Tu įsivaizduoji? Aš taip ir pajutau, žinok, dėl to klausiau. Yra. Mhm. Gerai, tai tada laisvinkime visas užstrigusias, visas įkalintas, visas jų dalis. Išvalome tą planetą nuo tos chaoso energijos, suharmonizuojam, sustabilizuojam viską. Jo, kažkaip gražiau, žinok. Ten dirbtina, ten iš viso įkalinta kažkokia planeta padaryta, kažkokia klonas kažkokia planeta, žinok, sukurta. Netikra. Aha. Gerai, kviečiam tada pagalbos, kad tos fėjos grįžtų į savo tikrą planetą saugiai. Jeigu tai yra sukurta dirbtinė planeta, jeigu ji nėra, tarkim, buvo tikra ir užversuota kažkaip, ane? Jeigu tai yra visiškai netikra, tai saugiai tada tas fėjos turi grįžti į savo planetą. Ta tikra. Ar jos yra iš kitos planetos? Jo, jos yra iš kitos planetos. Aha, tai dabar randame tą tikrąją koordinatas. Ieškome, pasiunčiame signalą. Jo, mes grįžom į tikrą planetą. Visą savo informaciją O, susigrąžinam, žinok, visą savo įkalintas dalis. Aha, o aš tą matau, kaip jinai tiesiog pumpt sprogo, žinok. Kas sprogo? Sprogo ta feikinė planeta kažkokia tokia. Ai, aha. Super. Pasidalina fėjos visą šitą informaciją savo planetoje, per ką jos čia buvo prigautos. Ar yra kažkokie kanalai, portalai atidaryti, ar kažkokie laivai sustatyti, Laivai, apžiūrime. Tai laivai. siunčiame karius tada tais laivais, kad atsikratytų, sudėtų apsaugas, susistiprintų apsaugas. Ar tuose laivuose nėra dar įkalintos, ar informacija kokia surinkta, viską susigrąžinam. Paleidžiam tokius dažnius, kad tie laivai neatsilaikytų šalia tų planetų, Jie skristų darė laukan. eksperimentus iš fėjų irgi matau.
uždaro Mhm. kažkokius eksperimentus, aha. Tai viską laisvinam, visas, kas yra dar kažkur uždarytas, visą informaciją iš jų susigrąžinam, trinam laukan, kad viską, ką jie ten buvo sukaupę, viską ir naikinam, visus jos eksperimentus e, naikinam, neleidžiam, visus kontraktus, jeigu yra kažkas, tai viską naikinam, anuliuojam kolektyviškai. Nežinau, kaip įdomiai, kaip mes viską užmatėm, ane? Mhm. Ir ten tie, kurie buvo tuose laivuose, aš nežinau, kas čia įvyko, aš dar iki šiol nesuprantu, bet aš matau, kaip jų galvos taip pum sproginėja, žinok, ir iš jų išeina kažkokia mėlyna, tokia tiršta masė, tokia. O tai kaip jie gaunasi ant tos energijos fėjų kažkaip buvo gyvenant jos? Taip, Parazitai. tikrai. Dabar pažiūrėti dar, tai jie susinaikina praktiškai, ar ne, nes jie nebeturi tos energijos. Jie kažkaip netgi su technologija susiję labai. Aha. Palauk, aš Pasižiūrėk. dabar galvoju, ar jie susinaikina, jie kažkaip į kažkokią masę, jie kažkokį tai jie keičia, jie šiaip šiptingą daro, žinok. Ai, jie suskydo, ne, bet paskui Jo. perkeis, vėl susiformuoja. Jo, Nu, tai jo, jo, jo. tai gal neleidžiam tada. Nu. Užšaldom. Užšaldom ir į juodą skylę, nežinau. Mhm. Dar pasižiūrėti tas su mėnuliu, ar yra kažkokios jungtys, ar taikinys kažkoks, kažkas, ar yra dar nutiesti kokie tinklai į tą planetą. Ar Nutiesti jie kažkaip pačiame, su technologija, žinok, jie ir su internetu susiję netgi pačiu. nu tai kaip? Mhm. Aha. Gerai, kviečiam hakerius, ar ne? Jo. Kviečiam hakerius šviesus. Parodom visą tą informaciją, kurią nuskaitėm, aptikom, pamatėm. Duodam šitus duomenis ir paprašom, kad viską, ką jie gali padaryti, sutvarkyti. Išvalo ten, žinai, ką jie buvo padarę į kanalai tokie kažkaip su tuo internetu, kaip įtakoja, ne, mus kažkaip Mhm. per dažnius irgi. Jie naudoja, žinok, irgi kažkaip susiję kažkas su kvantine fizika, žinok. Mhm. Bet ne ta, kad ta gryna kvantinė fizika, bet irgi jie viską, žinai, ką daro. Čia vėlgi atitinka iš mano tos situacijos, viską kopijuoja, bet yra copy-paste. Mhm. Supranti? Jie bando kažką išrast, bet jie neturi idėjų ir kažkaip vat ir tas fėjos naudoja tom energijom, žinok. Mhm. Ir tai Nu, kūrybai. parazitai. Jo, parazituojantis, taip. Ir leidžia į tuos kanalus kažkokias programas savo, supranti, pačios savo kažkokią sukurtą programą, Mhm. kuri įtakoja kažkaip žmonių pasąmonės. Ir Mm. toliau rodo šitą mėnulį, kaip tu ir sakei, ar yra kažkas, yra nutiesti tokie kaip kanaliukai dirbtiniai irgi. Mhm. Su programom, viską jie daro, jie viską programuoja, žinau, kažkokie programuotojai. Gerai, tai tegul tie hakeriai sukuria kažkokį tai virusą ar ką nors, kas suėda tos kanalus, kad nepraeitų. Atjungia kažką. Mhm. Kažkokią, žinok, schemą rado. Labai Ar tą gerai. schemą kažkaip tais
labai įdomiai čia. Ne tai, kad aš daug jaučiu tokios sunkios materijos. Ne taip, kaip pavyzdžiui, būna plazminiai, organinė technologija ar dar kažkokia tai. Bet per tą va schemą jie kažkoks kaip metalas, bet jisai toks lankstus tas metalas, žinok. Mhm. Ir per tą schemą jie kūrė programas ir pro tas programas ėjo kažkokia dirbtinai sukurta energija į tuos kitus kanalus. Vat schemą rado, žinok, tą schemą jie atjungė. Mhm. Labai gerai. Ten visa inžinerija, Dėkuoju. žinok, tie šviesos hakeriai, jie sako, jie patys turi dar pasižiūrėti, ko dar yra pridėta. Kažkaip jie, žinok, žiūri su kažkokiais lazeriukais, Mhm. peršviečia, nes yra mikroschemos mažytės padarytos magnetukai. Tokių dar, žinok, nesu mačius. Čia inžinerija, žodžiu, eina. Mhm. Inžinieriai kažkokie. Jo. Mhm. Mhm. Atjunginės, jo, kažkaip. Atjunginėja jie, nes įtakoja kitus netgi paralelinius pasaulius, mūsų kitas realybės. Mhm. Na, kaip įdomiai ateina per sapną, ar ne? Va, kaip įdomiai. Tokie Jie fragmentukai. Aš taip galvoju, aš fėja? Kaip fainai. Kaip džiaugiuosi, žinok, kad tu fėja. Dar va vienoj komandai dirbam. Mhm. Tai ir šitą mūsų fėjutę reikia laisvinti Aha, iš tos sienos. aha, Tos tai va, plokštės. tai laisvinam dabar ją. Čia daugiau yra fragmentų, čia mūsų fėjų nemažai iš tikrųjų dabar. Mhm. Laisvinam visas. Nes ta visa piramidė, ta plokštė, ar jie kūrė, žinok, kaip klonus kažkas irgi panašiai fėjų? Tu įsivaizduoji? Mhm. Kad dirbtų jiems va tas chaosas kažkoks tai. Žiauru. Išderintų tiesiog Mhm. tas organines fėjas. Žiauru, taip. Bet žinok, kaip man ramu pasidarė, žinok, mano mintis tokios, atrodo, jos stabilizavos. Tu Bet, įsivaizduoji? bet tau irgi sakai, ar ne pačią pradžią jau metė tos vaistus, ar ne, tik nelabai supratai, apie ką jie. Taip. Geras. Mhm. Gerai, ką dar turime padaryti? Žiūrėk, mes tos 5, kurios buvom pagrindinės, ane, nu, čia mūsų kaip vos ne sielos dvynės, ane, tarkim, nežinau kaip Mhm. kitaip pavadinti. Aišku, mes ir su kitom fėjom bendradarbiaujam, čia viskas okei, bet vat, yra va tas kažkaip kad vat, ne tai, kad išsiskirtinumas, bet kažkaip pagrindė viena iš kitos mokinamės kažkaip. Jos visos susiskirsčiusios, bet jeigu nori, jos būna ir bendrai, bet va čia kažkaip ta tokia draugystė, žinok. Tai Mhm. mes sutvirtinam ją. Mhm. Sutvirtiname tada tą Labai mūsų tą šilta. komandą. Jo, labai šilta, šilta. Tai jau dingo tas chaosas, ta chaosinė energija. Nebėra. Žiūrėk, tu irgi jauti, ar ne, pradžioje prieš hipnozę chaosą jaučiu, gal irgi, ar ne? Mhm. Nu va, kaip viskas susidėlioja. Taip. Mhm. Dabar klauskime tada pasąmonės, dar kažką reikia padaryti? Ar mes Ne. visiškai pilnai dabar jau atsijungiame nuo tų parazitų? Jo, mes atsijungiam. Informaciją pasidalino fėjos, Mhm. apsaugas susistatė, pasidarė. Taip. Ar jos dar nori kažką perduoti, parodyti?
Jos labai, žinok, džiaugiasi, jos tokios išsilaisvinusios. Mhm. Ir tai, kas vat buvo sukurta dirbtinai, kažkaip matau, kad tiesiog ištirpsta, žinok. Mhm. Ir jos taip hi hi, ha ha, žinai, tokio juoko, šmaikštumo daug. Mhm. Vat Nu, gerai pamoka, tegul jos. sako, pamoka mums kažkaip vat. Mhm. Ir jos viena kitą kaip turi saugoti, nes ne tik save, bet ir viena kitą. Mhm. Mhm. Gerai tada, ar ne? Mhm. Padėkojam visiems pagelbėjusiems. Jos daug, žinok, mums blizgučių, burbuliukų pameta. Dėkoju. Dėkingumą taip išreiškia. Aha. Mhm. Sakau, taip įdomiai kažką mačiau su sniegu, su baltu, man kažkaip sniegas atrodė labai daug balto visokio, žinai. Geras, ane? Tai tu kuri tas Aha, struktūras. Mhm. Kuri bet taip sniego įdomiai, kad va su sniegu. Nes kaip mes įpratę tos stichijos vanduo, ugnis, ar Mhm. ne, žemė, vėjas. Nu, va čia tokia ta, kaip įdomu. Sakau, aš O čia iš tau, tavęs gal kokią informaciją prisigaudžiusi, žinai, jau. ne, o tu klausyk, mėgsti kažką su rankom, kokius darbus daryti, darbelius kažkokius. Aha, mėgstu, žinok, man Ne? kūryba ir labai artimas dalykas, labai patinka. Tai labai gerai. Tai gal čia ir surišta su to sniego struktūrų kūrimu? Ir tu Mhm. darai? Tai gal ta fėja kažką, mano fėja nori gal kažką man perduoti ir tavo fėja gal nori kažką tau perduoti asmeniškai. Jo, nori perduot, žinok, kažkaip va tavo fėja. Labai tokia graži, žinok, tokia šviesiais, ilgais plaukais, bet jie tokie kaip plazminiai, žinok. Tie Mhm. plaukai, sparneliai tokie labai dideli ir daug tokių spalvų. Ir kaip įdomiai tie sparneliai tokie kaip tokia kaip padaryta iš struktūrų, tokių šviesių, kaip gijos, ta prasme, tokios geltonos, matau tokias gijas irgi. Mhm. Kaip kraujagyslės atrodytų, bet jos tokios pulsuojančios, Mhm. tokios auksinės. Ir tokia suknelė, tokia sidabrinė, žinai. Auksinis sparnelis, sidabrinė suknelė. Mhm. Bet nedidelė, ne, čia ta nedidelė fėjutė, Mhm. mažesnė. Ir tau, žinok, padeda, aktyvuoja, žinok, rankas tavo. Padeda savo rankas ant tavo rankų, o tavo rankose yra portalai. Rankose portalai. Mano rankose dabar, mano ar tos fėjos? Kaip jinai uždėjo, kažkokie portalai atsivėrė. O ką tai reiškia? Kažkokia kūryba, kažkas su rankom. Mhm. Kūrybinė energija per rankas. Labai dėkoju. Mhm. O man kažkaip su minties galia, kažkaip su minčių to aiškumu kažkaip uždeda man ant galvos rankas. Mhm. Ir žinok, ji kažkaip išpučia kažkokį tai orą į pačią galvos tą trečiąją ir į trečią čakrą, ir į pačią karūnos čakrą. Kaip fainiai. Mhm. Kad tos mintys būtų šviesios ir atsirastų ta tokia ramybė, žinai. Mhm. Labai gražu.
O mes joms nenorim ką nors perduoti? Mes perduodam irgi, žinok, mes perduodam savo patirtis, duodam burbuliukus, Mhm. informaciją tiesiog kažkaip va taip atrodo. Mhm. Liuks. Jos labai džiaugias. Mhm. Jos Ar tokios nustebusios, o dabar jos žiūri tą rutuliuką, žinai, stebi, kaip iš to rutuliuko tarsi holograma, ne, išeina ir jos taip stebi, kaip kas buvo. mhm. Mhm. Nu, labai fainai. Jo. Tai dar minėjai, kad mūsų telepačių yra tarp tų fėjų, tai jos tegul irgi ateina kartu prie savo fėjų ir Mhm. irgi taip pat apsikeičia informacija ar tomis dovanomis. Kažkuri iš mūsų fėjų yra kvapų fėja. Toks kvapas praėjo labai saldus, toks labai skaniai kvepiantis. Mhm, geras. Mhm. Mhm, Kažkas su kvapais, va matau. Bet mhm, nežinau, Katra dar. mhm. Ar yra daugiau? Yra. Mhm. Tai gerai, tai tada tiesiog susitvarko visos, Mhm. apsikeičia. Ir kai būsim pasiruošusios, tada atsisveikinam ir tiesiog atsijungiam nuo tos informacijos. Mhm. Mhm. Viskas? Jo, viskas. Mhm.